Sveikučiai pabiručiai, dalinuosi su jumis labai man įdomaus uždavinio sprendimu. Jis šiek tiek nestandartinis, nes kalba eina apie laidininko varžą. Na ir su laidininko varža mes žinome tokią formulę, kad ji priklauso nuo savitosios varžos, nuo laido ilgio ir skerspjūvio ploto. Tačiau šitame uždavinyje būtent rasti reikia ir laidininko ilgį, ir skerspjūvio plotą. Na, jeigu turėtume tik šią vieną formulę ir reikėtų rasti abu šios dydžius, tai būtų neįmanoma, todėl aišku duota ir papildomai kitų dydžių. Ir kaip sugalvoti, na, čia reikia tokių įžvalgų ir tiesiog matematinės ar fizikinės intuicijos. O intuicija būtų tokia. Pirmiausia, ieškosiu ilgio. Tai ilgis būtų varža kart skerspjūvio plotas dalintas iš savitosios varžos. Na ir dabar, jeigu aš neturiu skerspjūvio ploto, nuojauta mane turi nuvesti į laido geometriją. Laidas yra ritinio formos. Na, toks ritinukas. Jo skerspjūvio plotas būtų šis plotelis S. Na, o toje formulėje ilgis būtų štai šis ilgis L. Bet iš matematikos mes žinome, kad tokio ritinio tūris būtų skerspjūvio plotas kart jo ilgis L. Na, tiksliau, jūs gal įpratę sakyti pagrindo plotas kart aukštis. Ir jeigu aš išreikščiau skerspjūvio plotą, tai būtų tūris iš ilgio L. Būtent šią skerspjūvio ploto išraišką išsistatysiu į šią formulę ir jau skerspjūvio plotas dings. Vienas nežinomas dydis dingo, bet atsirado kitas nežinomas dydis tūris. Na, bet kas mato masę ir tankį, visą laiką žino, kad masė yra susijusi su tankiu ir tūriu. M lygu ρ kart V. Tai tūris būtų masė iš tankio. Ir tada tūrį galėčiau pakeisti, grįžtu prie savo formulės, su kuria dirbu. R, M. Na ir štai čia gauname tokį nelabai gerą dalyką, nes gaunam dvi skirtingas raides ρ ir jos reiškia skirtingus dalykus. Na, taip kartais atsitinka, nes abėcėlė nėra begalinė ir mums pritrūksta jos. Tai tokiais atvejais galima daryti taip. Prie šios ρ pažymėti raidelę T, kad tai yra tankis. Tada būtų štai ši raidelė T, o prie šios ρ raidelės pažymėti tiesiog S, kad tai yra savitoji varža. S, S, S. O dabar jos truputėlį atsiskiria. Na ir dabar dar uždavinys nebaigtas, nes mes turime L ir štai čia išreikšta ir vardiklyje. Tai aš perrašysiu pagaliau tą gautą lygtį atskirai. L iš vieneto yra lygu R iš M, ρ S, ρ T ir L. Na ir iš šitos lygties man reikia rasti L, tai aš paimsiu ir sudauginsiu kryžmai. L kvadratu ρ S, ρ T lygu R M. Na, dabar abi lygties pusės padalinsiu iš ρ ir gausiu L kvadratu yra R. M iš ρ S, ρ T. Na ir dabar belieka ištraukti šaknį. L yra lygu R M iš ρ S, ρ T. Štai, fizikiniu požiūriu uždavinys yra jau išspręstas.
Visa kita yra netgi ne matematika, o buhalterija. Paimti ir įsistatyti skaitinės reikšmes. Na, bet vis tiek mes jas įsistatykime. Tai irgi savotiškos pratybos. R yra 0,2 kg, masė 0,2. Savitoji varža 1,7 kart 10⁻8. O tankis vario 8900. Taip, čia tikriausiai bus apytiksliai. Aš paimsiu kitą spalvą ir paimsiu skaičiuotuvą. Taip, 0,2 kart 0,2 padalinta iš 1,7 eksponente -8 ir padalinta iš 8900. Ir iš visko reikia dar ištraukti šaknį. Štai gauname 16,26. Na, aš paliksiu 16,26 centimetrais dar centimetrų. Paliksiu dar eilę. Tai aš rašysiu atsakymą štai taip. Na ir mes ilgį turime. Tačiau sąlygoje dar prašo apskaičiuoti ir skerspjūvio plotą. Tai skerspjūvio plotui skaičiuoti vėl griebsiu tą pačią jau pradinę formulę. Ta tokia tradicinė, mums gerai žinoma. Na, čia dabar problemų nekils, nes jau ilgį turime. S būtų rho S L iš R. Dabar vėl reikėtų įsistatyti skaičius. Rho S būtų 1,7 kart 10⁻8. Na, ilgis čia yra dabar apvalintas. Nelabai gerai, kad čia statomės apvalintą reikšmę. Visgi galima būtų buvę šią formulę patvarkyti taip, kad dar visą šią šaknį įsistatytume į L, tada būtų dar tiksliau. Na, bet ir taip uždavinys jau sunkus, tai tiek to tada, truputėlį tikslumas sumažės ir tada reikia mums skaičiuotuvo. 1,7 eksponente -8 kart 16,26 iš 0,2. Štai toks mažas skaičius, spaudžiu FE ir gaunu standartinę išraišką. 1,38 kart 10⁻6 kvadratinio metro. Taip, paimsiu raudoną ir apytiksliai užrašysiu 1,38 kart 10⁻6 kvadratinio metro. Na, galima, jeigu norima čia parašyti kitais matavimo vienetais šiek tiek kompaktiškiau, tai jeigu dalinsiu iš 1000 gausiu, jeigu dalinsiu iš 1000 metrą, tai gausiu milimetrą. O jeigu dalinsiu iš 1000 kvadratų, tai yra iš milijono, tai gausiu kvadratinius milimetrus. Tai ir būtų 138 kvadratinio milimetro. Tai štai toks man, kaip minėjau, įdomus uždavinys. Tikiuosi ir jums. Iki.